Kėdainių rajono apylinkės teismas per keletą mėnesių padarė tai, ko per 3 metus neišsprendė nei viena institucija. Drąsiaus Kedžio dukrelę grąžino jos motinai, Laimutei Stankūnaitei. Tokį sprendimą priėmęs teisėjas Bronius Varsackis pažymėjo, kad 55 tomų byloje nėra nei vieno motinos kaltę įrodančio įrodymo. Teismo nutartį teisėjas skaitė maždaug valandą. Jis tikino, esą riboti Stankūnaitės teisės į vaiką nėra jokio pagrindo. Taip pat esą nėra pagrindo laukti, kol bus išnagrinėta pedofilijos byla, nes jos nagrinėjimas ir taip tęsiasi jau 3 metus. Byloje, kuris sudaro 14 tomų, nėra net užuominų, absoliučiai jokių įrodymų, kad Laimutės Stankūnaitės elgesys yra neleistinas ir pažeidžia nepilnamečio vaiko socialinės teises ir interesus. Darytų ypatingą žalą vaiko dvasiniam vystymui, ji būtų kalta dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvenimo arba vengimo jį įgyvenimo. Priešingai, byloje esantis Vilniaus apygardos prokuratūros raštas su pridedamu kaltinamuoju aktų išvada leidžia teigti, kad baudžiamoji byloje Laimutė Stankūnaitė apklausta liudytoja ir iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla laukti nėra jokio teisinio pagrindo. Nustatyti Skedytės gyvenamąją vietą su Laimutė Stankūnaitė. Nutarties dalis dėl Skedytės gyvenamosios vietos nustatymo su Laimutė Stankūnaitė vykdytina skubiai. Lietuvos ryto televizijos žiniomis prieš Stankūnaitę dar nėra baigtas Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo motinos poveikio mažametiai dukreliai, bylos liudytojai. Iš pradžių tvirtinęs, kad sprendimas, su kuo gyvens mergaitė, nebus priimtas, kol nebus baigti prieš jos motiną pradėti ikiteisminiai tyrimai, teisėjas apsiribojo paprašęs prokuratūros patvirtinti, ar Stankūnaitei nėra pareikšti įtarimai. Aš turiu oficialų atsakymą iš institucijų. Ten aiškiai pasakyta, Stankūnaitei nepareikšti jokie įrodymai. Aš negaliu važiuoti į bylą, žiūrėti ar kažką. Yra oficialus atsakymas tiek iš Vilniaus apygardos, tiek iš Kauno apygardos. Ir jie tokie, kokie yra. Tuo metu prie Drąsiaus Kedžio tėvų ir mergaitės laikinos globėjos Neringos Venckienės namų skubėjo teismo sprendimu grąžinti mergaitę nepatenkinti žmonės. Vieni nešėsi suolelius ir sulankstomas kėdutės, kiti apsaugą nuo lietaus ir maisto. Garliavoje, kur gyvena mergaitė, 2 valandą dienos buvo susirinkę maždaug 150 žmonių. Žmonės blokavo visą gatvę statydami automobilius ir panašu buvo pasiruošę laukti įvykių finalo. Žmonės tvirtino nežinantis, kiek laiko budės prie Kedžio namų. Net nežinom, ką reiks, tą darysim, ką galėsim, ką sugebėsim. Kojas iš čia sveikom kojom iš čia neišeis. Čia niekas turbūt negalvoja, kas toliau tai mergaitei bus. Kad čia kas su kuo bilinėsis, tai man tai tik baisu, kas bus su ta mergaite, nes dabar tai mergaitė turėjo ateitį, turėjo gyventi perspektyvą, o dabar bus tuščia. Aš tai nematau apskritai. Kalba man pinas ir liežuvis, todėl kad baisu. Tai kad kaip žmonės rūpinosi vaikų ir ateitis buvo. Jeigu tokią šeimą pralaimėjo, tai apie paprastą šeimą net nėra ką kalbėti. Net nebūtų pradėta net kažką tai. Kaip gali vaiką prievartauti be motinos žinios? Mano vaiką kas nors paimtų, aš nežinau, kas išraškyčiau. Po pietų antstolis lydimas pareigūnų atvežė teismo nutartį, tačiau minia jį pasitiko karingai. Į pareigūnų prašymą praleisti antstolį žmonės nereagavo. Šiuo metu nebus vykdomas joks prievartinis veiksmas, todėl prašau jūsų leisti antstolį vykdyti savo pareigą. Iš pradžių susistumdę su pareigūnais, netrukus žmonės ėmė melstis. Melskite, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Antstoliui į Venskų namą nepavyko patekti ir pro atsarginį įėjimą. Jis turėjo išvykti taip ir neįteikęs teismo nutarties. Velnias, kur tu eini? Kur tu eini, velnias? Kur tu eini? Velnias, kur tu eini? Nėra galimybių užtikrinti, reiškia bus imtasi kitų priemonių. Kokių? Priemonės yra visokios, galima teismo nutartį įteikti ir kitokiais būdais. Kokiais? Paštu. Kokių priemonių bus imtasi siekiant įvykdyti teismo sprendimą neaišku. Nepatvirtintais duomenimis įteikti teismo nutartį vyks ne tik antstolis ir policijos pareigūnai, bet taip pat ir psichologų tarnyba. Kedžio artimieji nesutinka vykdyti teismo sprendimo ir mergaitės motinai atiduoti neketina. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.